Gudavičius labai įdomi asmenybė, gimęs 1876 metais. Tai jau ta Lietuvos pirmosios respublikos metu jis jau buvo perkopęs į savo 4. ar 5. dešimtį. Ir žinodamas, kad bus tremiamas, pasitraukė iš Lietuvos 44 metais ir 4 metus praleido pabėgėlių stovykloj Vokietijoje. Tai mes ekskursijas pradedam lauke, kalbėdami apie pastatą, šiek tiek apie namo savininką ir dabar būtent paminim visiems, ar ne? Tai kad Pranas Gudavičius praleido 4 metus pabėgėlių stovykloje ir šiandien Lietuva tapo pabėgėlių stovykla, ar ne? Ir tai galbūt svečiams padeda labiau suvokti, labiau pajusti, ką reiškia būti pabėgėliu. Nes Pranas Gudavičius tikrai nebūtų norėjęs grįžti atgal, nes reikštų, kad jis būtų ištremtas į Sibirą. Man patiko labai vienas komentaras išvykstant iš muziejaus, sako, išeidamas iš muziejaus, išeinu su dar didesniu pasididžiavimu Lietuvą. Tai toks labai buvo malonus komentaras. O tas komentaras todėl, kad mes visos ekskursijos metu bandom atskleisti progresą ir pažangą, kuri čia buvo iki Antro pasaulinio karo. Ir turim pakankamai rodančių daiktų ir pasakojimų ir tikrai žmonės, manau, pasitikė šitą idėją. Ir mes net būnam įkvėpti dar dieną į priekį po tos ekskursijos vedimo. Taip, ir tas labai smagu, kadangi grupės nėra didelės, mes visada galim tą diskusiją pakreipti tą kryptimi, kuo labiausiai domisi žmonės. Tai dėl to labai smagu, kad ir ta tokia organiška ekskursija. Taip, o kalbant apie tai, kuo žmonės domisi, tikrai domisi skirtingais dalykais. Gal vyresnio amžiaus svečiai kartais domisi tomis istorijomis, kas čia gyveno, o taip pat esame nemažai ir interjero dizainerių, ir nekilnojamo turto agentų. Ir man atrodo, kad yra labai gerai, kai ateina nekilnojamo turto agentas, pamato tokį butą ir tuomet niekad jau neberekomenduoja savo klientams pirkti tokį butą ir suskaldyti jį 2 ar 3. Apie virtuvę. Iš tikrųjų, mes buvom tokį iššūkį savo įsikėlę, nes patys lankydamiesi po daugelį memorialinių muziejų, juose nematėme, kaip atrodė tarpukario ar tos vėlyvesnės virtuvės. Ir galvojame, jeigu patys jau muziejų turėsime, tai tikrai atidai eksponuosime ir virtuvę, ir vonę, ir tualetą. Bet, sakykime, svetainės buvo įrengti žymiai lengviau, o virtuvių beveik nėra išlikusių. Ir ją pritaikyti su esamais taškais kanalizacijos, viryklės ir panašiai, labai buvo sudėtingas tikslas. Mūsų įsikeltas, bet sutikome labai nuostabius restauratorius, Bangučio Propolenio studentus, ir jie įgyvendino įspūdingą projektą virtuvės su nuostabia filosofija. Filosofija, kur nebuvo panaudotas nei vienas naujas medis nenukirstas. Buvo panaudoti tik seni baldai. Ir kadangi mūsų restauratoriai tokie jautrus, jie nepanaudojo nei vieno gero baldo seno. Jie naudojo tik tai tuos baldus, kurie jau neatliko baldo funkcijos. Iš tiesų tikrai neskaičiavom ir nėra tokio tikslo, kad jis atsipirktų. Mes taip juokavom, kad jis jau atsipirko, nes atsipirko ta socialinė grąža, ar ne? Taip. Kurią mes patyrėme, susitikome su daugybė įdomių žmonių, kurie mus įkvėpė toliau kurti muziejų ir tęsti savo veiklą, tai mums jis jau iš tiesų atsipirko.